Naujojoje Zelandijoje yra aukščiausia arba stačiausia gatvė pasaulyje ir ji nuo 30 metrų virš jūros lygio viršuje pakyla iki 100 metrų jūros lygio. Tai yra 70 metrų į viršų. Ir jo statumas siekia 35 laipsnius, tai pagalvojau, ar galima pamėginti su Evolvu įvažiuoti į gatvę, užkilti tiksliau Milošo laiptais, kurie yra Vilniuje, senamiestyje. Ten yra ir takelis, kuriuo galima važiuoti. Evolvo chebra pabandė užkopti, užvažiuoti į tą aukščiausią gatvę Naujojoje Zelandijoje. Jiems tai pavyko. Aš pažiūrėsiu, ar man pavyks užvažiuoti į Milošo laiptus, užvažiuoti į viršų ir ar Evolvas tai ištemps. Patys laiptai yra čia, o užvažiavimas yra visai šalia. Evolvas turi 4 maudus, tai yra Slow, Eco, Fast ir GT. GT yra pats greičiausias ir jį rekomenduoju įsijungti kylant į kalnus, bet pabandykime mes užkilti su Eco ir pažiūrėti, ar įvažiuoja, o jeigu ne, tai kiek įvažiuoja. Let's go. Eco maudas ir pradedam kilimą. Viskas stoja. Nuvažiavus gal 7 kokius metrus, bordas sustojo ir viskas. Čia buvo jo pabaiga. Bandysim su fast maudu pasižiūrėti, kiek jis gali ir kaip tai keičiasi. Kokius 3 kartus toliau. GT maudo dar realiomis sąlygomis nesu testavęs ir nesu įsijungęs, bet dėl šito reikalo galim pamėginti. Let's go. Aha. Be jokių problemų. Čia tai buvo geras. GT jau nebandau, nes jis tiesiog įsirauna iš vietos žvėriškų greičių, tai pavojinga. Bet į kalną visai gerai. Ok, pabandom grįžti atgal. Viskas gerai, traukia. Visa esmė yra ta, kad važiuojant ant GT labai greitai baterija senka ir indikatorius rodo, kad yra 0 ir tada persijungia į Eco maudą ir iš karto nebevažiuoja. Kada įvažiuoji į Milošo laiptais į viršų, tai Subačiaus kalnas tampa kaip koks žaidimas. Tiesiog važiuoji ant Eco maudo ir drąsiai iš lėto gali užvažiuoti. Nesu bandęs prieš tai važiuoti į kažkokį statų kalną, kaip čia buvo Milošo laiptai. Tai pats nežinojau, ar pavyks, bet kai mačiau Evolvo kompanijos testą, būtent Naujojoje Zelandijoje, kuomet jie bandė užvažiuoti į aukščiausią gatvę, jiems pavyko, tai maniau, kad ir čia pavyks. Nežinau, koks čia yra nuolydis, bet GT maudas išgelbėjo. Persijungiu į fastą ir tada jokių stabdžių, bene 2 greičiau nei ant Eco.
28 km per valandą. Visai nesenai Volvas išleido naują riedlentę, čia yra Volvo Bamboo GT, išleido GTX-ą ir ten šiek tiek atnaujino distancinio remote kontrolerio opcijas ir dabar į Eco Mode jie persijungė likus 5% iki baterijos išsekimo, tai aš į šitą kalną galėčiau paskraidyti, pavažinėti daug daugiau. Dabar 3 kartai užvažiavimo ir 3 karto pilnai nepavyko užvažiuoti, nes baterija jau pagal remote buvo išsikrovusi ir automatiškai įsijungė Eco, išsijungė kilimas į kalną ir sustojo. Linkėjimai prisėdusiems ir besilsintiems ten. Atrodo, kaip Vilniui labai piktas dangus. Minusas tokio GT važinėjimo yra užkaistantis varikliai. Natūralu, kad jie sukasi ir jie šyla, bet dabar pabandžiau pasinešti riedlentę ir varikliai nešilti, kaip būdavo iki šiol, o jie visiškai karšti. Nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai, bet žinau, kad noriu suspėti po stogu, iki kol tas juodas dangus neprapliupo. Visiškai tamsu. Jau po kelis lašus krenta. Gerai, pabandykime skirsti. Atrodo, kad ten bus labai rimtai. Volvas nemėgsta lietaus, tai reikia kuo greičiau grįžti, iki kol jis prasidės.